Nu, iš kur tas mūsų bukumas? Ar visame tame jiem pasakoma, kad tu turėsi nužudyti nelojalius piliečius? Aš tikiuosi, kad pasakoma. Manat? Kai mūsų vadas toks, tiesmukas ir sako, man reikia iš jūsų žudiko, aš kartais net esu matęs akis iš... Bet žmonės... Jisai visiškai realu. Juk kai tu nori nubausti viešpatie valstybę, tai tu atvedi į valdžią tuos, kurie niekada nesutiks prisimti atsakomybės arba rizikuoti vardan kažkokios tai idėjos, vardan savo valstybės. Geriausiu atveju, kai jie gali rizikuoti dėl savo arba to grupuočių, kurios atvedė juos į valdžią. Ką tik Laurynas Kasčiūnas man pagrasino tiesiogiai. Šaukdamas, tu prisišnekėsi, mes Valiau su vyrais pas tave ateisim. Tai ar jis nori išpildyti savo žodžius, kreipsiuosi etikos procedūrų komisiją, kad jis aiškina. Tu būk rimtas žmogus, kaip vaikas atrodai, ar ne? Skystalas. Seimo narys yra laisvas savo mąstyme ir jis turi mandatą. Lietuvos žmonių mandatą lygiai tokį pat kaip Kasčiūnas. Ir jeigu jie daugmaž iki tiek suėjo, kad praktiškai pradeda grasint, kuris kažkuriam, bet rimtai grasint, tai atleiskit. Tam yra etikos komisijos pradžiai, tam yra tuom, o pagaliau tam yra prokuratūros. Tarnybos įvertins, ištirs ir tikiuosi ras kaltus asmenis. Bus proga susipažinti. Ko dabar čia taip jau Kasčiūnas prakalbo ir taip pradėjo atsiverdinėti? Akiplėšiškai. Kaip galima, sakykime, kokiam nors Seimo nariui, aš pats klausiau tą įrašą, ir mačiau, kaip galima Seimo nariui, pavyzdžiui, Ąžuolui, kuris tikrai yra daug protingesnis negu pats Kasčiūnas, drąsiai galiu pasakyti. Šitoje vietoje, kuris išeina ir demokratiškai, praktiškai paskelbė tai, ką Kasčiūnas matyt jam pasakė, ir Kasčiūno atsakymas, tokio, žinot, miestietiško chuliganiukų leksika tokia. Tu būk rimtas žmogus, kaip vaikas atrodai, ar ne? Skystalas. Pati didžiausia bėda tai yra tokie Kasčiūnai. Aš prieš jį neturiu kaip prieš žmogų nepelnio, bet tai, ką jis kalba, rodo, kad jau jis nebelaikosi nei etikos normų, nei kalbėkim kokiu nors vertybių. Jis jau bando įtvirtinti savo požiūrį visame Seime, o tai yra blogai. Tai yra tik pradžia. Bet sulauksim to, ką sulauksim, jeigu mūsų valdžios su prezidentu priešaky tokius dalykus nesureaguos. Jeigu kolegos nesureaguos jo. Mes akivaizdžiai matome, kad Kasčiūnas, kaip sakyt, padarė didžiulį nusikaltimą ir man labai keista, kad vis tik tai teisėsauga nesureagavo. O kodėl? Jūsgi žinot, kas yra stribai? Politikas turi gerbti save. Jis negali šitaip elgtis, jeigu jis, net jeigu už jį, už jo stovi, kad ir ta kaip Landsbergio kariai, kaip bando kai kas pasakyti ir panašiai, tai yra kvaila. Landsbergį visai pamuška į taikinį. Kam jūs tą Landsbergį daugmaž senuką kabina? Leiskit jūs jam numirt ramiai, tegul jis gyvena 100 metų. Nenori nueiti su visu šituo kaukolės šlamštu į nebūtį, nepasakęs nei dalelės to, ką galėčiau pasakyti. Gal tai niekam nereikalinga, bet žmogus gyveni su savo iliuzijomis. Ir prezidentas kalba apie daug ką, bet nekalba apie tai. Už tai, kad jis bijo. Niekas jūsų čia nebijo. Bijo. Bijo. Bijo tokio pat panašiai kaip Janukovičiaus likimų. Kad reikės bėgti. Juk kaip buvo Ukrainoje, tai yra nepaslaptis. Tiek Janukovičius, tiek Kučma, tiek Juščenka praktiškai maitino ir labai dosniai maitino visą tą, ultranacionalistinį struktūrų kūrimą būtent tokio karinio pobūdžio. Aš nenorėčiau, kad pasikartotų, sakykime, mūsų istorijoje tas pats, kas buvo
45-53 metai. Nenorėčiau, kada lietuvis prieš lietuvį iš dalies ėjo. Kas galvose judėjus? Ar tai buvo išdavikai? Nu ne. Tai buvo inteligentijos, kurie tuo metu juk šitas marksizmas, atvirai kalbant leninizmas, taigi buvo labai plačiai paplitęs. Jisai buvo, praktiškai Europoje labai galingai veikiamas, o Kominternas veikia, o Kominternas kas buvo? Tai buvo Rothschildų išlaikoma organizacija. O karas po nosim. Ar jūs manot, kad buvo galima išlaikyti 1940 metais Lietuva nepriklausoma? Nu, neįmanoma buvo. Nu, tai irgi reikia suprasti logiškai to istorijoje. Nu, neįmanoma. Buvo pasirinkimai tik tai du. Arba tu eini su vokiečiais, arba tu eini su rusais. Su rusais ir su tarybininkais. Kalbėkim taip. Nes sovietai, tai sovietinis variantas, tai yra barbarizmas, jeigu pas mus. Su tarybinė pusė. Taip. O kokia diaspora buvo? Didžiulė pas mus. Beveik 300 000. Ko? Žydų kilmės tautybės, ar ne žmonių. Ką jie manėt nežinojo, kas vyksta ten? Žinojo. Ar jie turėjo įtaką tam tikrą, žmogiškąją įtaką jie turėjo turėti? Ar inteligentija bendrauja tarpusavį, sakykime, ir būtent su įvairių kilmių, reiškia, žmonėmis, tautybėms? Aišku, kad tai. Ar tai galėjo lemti iš dalies, kodėl būtent taip buvo? Tiesiog jie saugojo savo ir tikėjo tuo metu Tarybų sąjungos gale ir tikėjo, kad nebus užpulta ta Lietuva. Aš kaip pavyzdį dabar sakau, čia yra vienas iš variantų. Tai čia galima galvoti patį velnį. Ir mes norim pripažinti ar nenorim pripažinti, bet vis dėlto buvo atėjo laikas, kokiais 47-8, kada lietuvis ėjo prieš lietuvį. Nes miestai dėl tremčių ir dėl ypatingai po karinių tremčių, reiškia, miestai nenukentėjo. Nukentėjo būtent ūkiai. Ne kas nors kitas. Ūkiai. Tie privatūs ūkiai. Juk kai mes kalbam apie 29 metų kolektyvizaciją ir Tarybų sąjungoje, juk mes irgi nebandom suprasti, kodėl jinai buvo vykdoma. O juk reikėjo darbo jėgos. Ekonomikai kuriamai. Statomams gamykloms, statomams fabrikams, taip toliau panašiai. Ją reikėjo iš kur paimti. Didžioji dauguma gyveno kur kaimuose. Ar mums, sakykime, tuo atveju reikėjo kažko tai to... Na, žodžiu, čia yra tokie dalykai, kurių negalima, negaliu, aš neturiu teisės teisti nei partizanų, nei stribų šiai dienai. Nes tas, kas, kieno protėviai buvo partizanuose, tas pjaus stribą. To žmonės, to reiškia, kuris buvo stribuose, sakykime, tas nesutiks niekada su partizano palikonių, reiškia, vertinimais. Tas, sakykime, kurių civilis žmogus, kuris nukentėjo nuo šitos kovos, o jų buvo daug. Taip toliau šitų palikonis niekada nesutiks, reiškia, su vertinimais ir kitom. Suprantat, mes supriešinam. O juk visi tai yra lietuviai. Liūdna, kada žmonės nesupranta, jog niekas jų neateis ginti. Taip kaip niekas neatėjo ginti 45-53 metais. Niekas neatėjo ginti. Ir niekas nesiruošė ateiti ginti. Ir net dar daugiau pasakysiu, kai kurie jų, tų, kurie iš tikrųjų buvo ir galėjo duoti sakymus, puikiai žinojo, kad niekas neateis ir niekas jų negins. Tokia ta istorija mūsų. Ir mes vėl bandom pakartoti tą patį.